Esmė tokia. Susiradau aš čia tokią užtvanką. Galvojau jos plačiausioje vietoje kokį karšį pabandyti pagauti, bet kaip ir nekeista, geras oras šeštadienis ir visur ten geriausiose vietose ir iš vis apskritai visur pilna žmonių, kas maudosi, kas žvejoja, kas ir tą daro. Tai žodžiu, gavome tokią vietą, kur taip gražiai eina vaga ir kur ne vaga, ten visur žolės. Nežinau, čia man tokia, sakyčiau, ne visai gal karšinė ta vieta. Kiek ieškojau kokios informacijos apie šitą tvenkinį, tai absoliučiai nieko neradau. Apart to, kad 2014 jisai buvo nuleistas. Delfi straipsnis toks buvo, kad jis buvo nuleistas ir čia brakonieriai su žeberklais iš visos Lietuvos suvažiavo badyt žuvų, ne? Tai tokį vat. Kad jisai yra išnuomotas, nusipirkau leidimą už 3 euriukus. O, girdis iš tolė, ne? Hebra siautėja, žodžiu. Tai va, tai arba čia bus paslėptas perlas, arba čia bus visiška šikna. Žiūrėsim. Už tos vagos ten toliau kažkiek yra toks kaip staliukas seklesnis. Prasimatavau vat gylius su svareliu. Kažkiek susidariau bendrą vaizdą, kaip čia tas viskas atrodo. Ir bandysim ten kažkur už vagos daryti staliuką. Priserviruoti maisto, jauko ir tenai žvejoti. Nežinau, biškis susibėsnės esu, nes ne visai čia tikėjaus žvejoti, bet ir jis what it is, ne? Planas toksai bus. Darysim vieną tradicinį jauką su žirniais, su kanapių sėklo. Mašinai dar palikau kukurūzų. Tokia, ne? Su daug stambios frakcijos. Ir gerai prišersim tenai ir su šitą meškerę mesim ir daug galvos nesuksim, lauksim, tikėkime šiušarą jokią labai neės ir lauksim kibimo. Ir vieną turėsim method feederį. Su šitą meškerykę mes truputėlį rimčiau padirbsim, ne? Taip lengvesnė, švaresnė meškerė. Su ja galim daugiau truputėlį pasportuoti, maloniau. Pasidarysim va pelečių, steg, pineapple, ne? Ananasai, šiandien eis karosam, linam, karšiam, gal karpiukam kokiam neaišku, ko čia yra. Toksai va gėris, mes jį dabar pamirkysim kažkur 1,5 minutės. Šiaip reiktų turėti specialų indą peletėm drekinti. Aš dabar neturiu jo su savim, tai darom taip. Tada jau labai svarbu labai gerai nupiltą vandenuką. Kad jos ten apačioj be reikalo nebrinktų. Kad dėsim, blemba, gal galvoju tokią, ne? Irgi stego, smoke ball, sweet corn. Tradicinis toks kvapas, ne? Ką, įsukom boiliuką. Dedam peletykės. Gerai, reikia pabaigti ruošti mum savo šitą jaukelį. Superstas karšiukas. Tai va, kur buvę, kur nebuvę. Taip, imam lauk dugno skanavimo svarelį. Dedam šitą arklinę šėryklą.
Užmaišiam šitą košę. Nu, bet sumėsiu, normaliai. Sumėsiu kokias, nežinau, 8, 9, 10. Wow. Kol aš ten bombinu 15 metrų šone, dar vienas nusprogęs. Šitas truputėlį mažiau nusprogęs jau. Jeigu sekantis bus dar dvigubai didesnis, tai jau gal visai ir tema bus. Nu va, bičiuliai, mirksta masalai visi, kurie noriu, kad mirktų. Viskas kaip ir suruošta, galim truputėlį Pepsi. Galim truputį pepsio šauti. Kažkas atsiliepia ir iš kito taškelio. Ar tas kažkas bus superstas plakis? Net nebe karšiukas jau. Eik tu peklan. Jau ko superstų plakių tai mums tikrai nereikia. Tai va, bičiuliai, jau ko, bet plakių šiandien aš manau atsigaudysim. Senai jau nebuvau gerai plakių pagaudęs. Kaip bus, kaip nebus, bet šitą video aš turbūt padarysiu, nesvarbu, kad ir primušiu vien plakių, dėl to, nes reikia paskelbti praeito video konkurso laimėtoją, ne? Tai žiūrėkit šitą vidosiką ir kažkurioje vietoje aš įterpsiu ir paskelbsiu tą laimėtoją, kas laimės 3 Hunter upetakinius vobleriukus. Truputėlį labiau parodysiu aš jums šitą. Va, labiau matosi. Šitą užtvanką. Šita užtvanka, kaip ir nemažai užtvankų, yra toks buožgalvis, ne? Tai mes esam to buožgalvio odegoje. Vaga, gilu, kur vaga svarelis skęsta 6 sekundės. Ir kokį 20 metrų distancijoje prasideda lelijos. Ten svarelis skęsta apie 1,5–2 sekundės. Tai toks vos net trigubas skirtumas. Aš nežinau, galbūt būtų galima bandyti ir vagoj gaudyti, bet kažkaip man atrodo, kad ant vakaro ir ryte vis tiek ta žuvis turėtų išeiti ten į tas seklumas maitintis. Oba! Per tą tavo trečią rūšį nukritau į juodą kūšį. Trečia rūšis – koja. Apsišikus – koja.
Jeigu neklystu, rūšis numeris 4. Ponė raudansparnė. Va. Visai graži koja, ne? Nu, kojikė. O norėtum į tą bliūdą? Kauju. Plauk, 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 plauk. Tai va tokie reikaliukai. Šiaip, bičiuliai, jaučiu laukiam, kol pritems, kol sutems. Nu, gal nebūtinai kol sutems, bet bent jau kol pritems ir galbūt šiušara nusiramins. Ir galbūt. Šiaip aš manau, kad čia turėtų tikrai būti ir karšių normalių, ir linų, ir karosų. Bet vat yra reikalų jos pagauti. Ir aišku, kad neaišku, kiek čia jų yra. Vakarinė šiušeraitė mano boilį suvalgė. O! Nu, bičiuliai, matom, kad ant vakaro žuvis tik didėja. Turim jau beveik 10 valandų. Be 15:10 ir apart mažų karšiukų, kuojų ir plakių neturim kuo pasigirti. Jeigu jums patinka toks turinys, būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką. Tai labai padės mano kanalui ir taip pat paspaudę prenumeratos mygtuką jūs nepraleisite kitų ateityje būsimų video. Ačiū. O, turėsim biškį ugnies. Nuo kuisių gal padės. Nu, va, draugai. O, kaip ir bėgfišas. Turim jau po 11. Apart nupėpusių karšiukų nelabai kas ir kimba. Lauželis dega, šviesos turim, tai nežinau. Užsinorėsim mėgoti, eisim mėgoti, o kol kas sėdim ir žiūrim, tikimės, gal kažkas sutemus, o dabar apart šikšnosparnių čia beskraidančių, gal kažkas iššaus.
Vienintelis šiandienos džiaugsmas, bičiuliai. Gaila, ne laužo kepta. Bet vis tiek gerai. Žuvies neturim. Bet nors oras geras. Šiaip labai nenusimenu. Aš vis dar tikiu, kad kažką gero pagausim. Tai belieka laukti. Turim visą naktį, visą rytą. Galbūt kažkoks lunatikas užplauks, įsiurbs tą boilį. Turėjom kažkokį kibimuką. Bet matyt gal smulkmė vieną kartą pajudina biškį ir viskas. Visą jauką jaučiu dedamės į kibirą, kad neateitų kas nors ir nesuvalgytų netyčia. Turim be 10-12. Tai va, bičiuliai, lova paklota, turim jau po 12. Iki 4 kažkur pamiegosim 4 valandykės, ane, ir bandysim ryte. Galbūt rytas bus protingesnis už vakarą, o dabar ką? Dabar labanakti. Turim, bičiuliai, tokį vaizdą. Pasitėmėm kažką iš toli. Tas kažkas yra bičiuliai, vakas mus pasitinka iš pačio ryto. Palikau įmestą boiliuką. Pirma tokia normalesnė žuvis. Ok, mes tą snarglių greit paleidžiam, ane, manau, ir žiūrim, kas čia mums gausis toliau šį rytą. Nu, snarglinį. Dar. O ką mes turim čia? Turim dar vieną žuvį, bičiuliai. Dar vienas karšys. O galbūt jie čia jau paryčiais kaip ir užkybo. Nu, žodžiu, toksai, va, dar vienas karšiukas. Vienas ant metot feederio ir šitas tiesiog ant slieko. Pavyko ištraukti kabliuką, gražiai liktais nesužalojus. Nu, okei. Kaip matom, pilnatis šviečia ir 2 naktiniai karšiukai. Labas rytas, bičiuliai. Žodžiu, pareina mane. Ir abidvi meškerės tenai.
aš iš mašinos tiesiai, kur mėgojau, mačiau tiesiai tas raudonas lemputės, bet nemačiau, kad kažkas ten labai linguotų kibimo. Šiaip labai šudinai mėgojau, praktiškai nemėgojau, o dabar ryte kažkiek užmigau, dėl to susivėlinom galbūt. Reikėjo anksčiau čia jau pradėti šitą žvejybą. Gal tie karšiai čia dabar neseniai parčiais užkybo. Žodžiu, bet naktį visą kartkartėmis stebėdavau, tai nemačiau, kad būtų kažkoks judesys lempučių. Taip, nors ir nemažai teko palaukti, bet pagaliau atėjo ta diena, išrinksim laimėtoją, kuris laimėjo 3 Hunter vobleriukus. Taip, einam į puslapį, kuris išrenka atsitiktinį komentarą. Pasirenkam, kad komentaras būtų išrinktas pagal teisingą atsakymą, kuris buvo 41 cm. Taip, liktai 16 teisingų atsakymų, iš tų 16 išrinkam vieną. Ir laimėtojas Linas Karpuška, arba Linas Karpuška. Sveikinimai Linui ir Linai, parašyk man į Facebooką arba Instagramą. Tenai susitarsim, kaip aš tau atsiųsiu tuos 3 vobleriukus. Bet įdomu, kada jau užkybo, nes, sakykime, kažkada tas prakibimas buvo, nes ant abiejų meškerių po karšiuką. Jeigu būtų vienas koks lunatikas, netyčia užkybęs, sakyčiau, okei, gal tiesiog taip. Bet čia 2 meškerės, 2 karšiai. Galbūt pats ankstyvas rytas, kurį aš kažkur ant pusvalandžio praleidau. Nes dabar tai iškart abidvi galūnikės taip. Galūnių šokis vyksta. Gerai, bičiuliai. Taip mes šitą žvejybą su eilinė raudansparnė, aš manau, ir užbaigsim.